Vakar įdėjau video apie stogo patikrą, nu tai sulaukiau daug ten tų komentarų, labai daug neigiamų, tai kaip suprantu, ten dauguma yra stogdengiai, rašo, kad čia kokias aš čia nesąmonės šneku, tai chebrytė, tai kaip jūs dengiat stogus ir nežinot kaip elementarių taisyklių. Taigi pas kiekvieną skardos pardavėją, bent jau kas prekiauja rūkiai, yra montavimo instrukcijos nemokamai, buklėtai, lankstinukai. Taigi atsiverčiat, pavartot ir viskas aiškiai surašyta, kas kur turi būti sukta, kur negalima sukti, kiek kas išlindė, kiek kas, viskas aišku, kaip vėjelentės kardint, kaip laštakius dėt, kaip levelė. Tai aš nesuprantu, kas yra ir dėl ko taip visi priešiškai nusiteikia ir varo, kad čia nesąmonė šneku. Tai chebrytė, galvokit, ką darot, kaip darot, už ką imat pinigus. Čia nereikia baigti kažkokių tai aukštųjų mokslų, taigi viskas yra instrukcijai parašyta. Paimi instrukciją, atsiverti ir darai kaip nurodyta. Taigi jums patiems bus nuo to geriau ir visi bus laimingi. Bet vis tiek ačiū, kad komentuojat, dalinatės, diskutuojat, palaikot. Gražios dienos visiems, iki.